Sveiki gyvi! Jei tikėtume senolių išmintimi, susitinkame paskutinę bobų vasaros dieną. Sinoptikai viešai diskutuoja, tai buvo ji ar ne. Tačiau nepaisant visko tikiuosi, kad koks oras bebūtų už lango, skirsite pusvalandį studentiškiausiai laidai Universitetai LT. Šiandien matysite. Kokios problemos buvo nagrinėtos Klaipėdos universiteto ir lietuvių kalbos draugijos organizuotoje konferencijoje diskusijoje. Bandysime išsiaiškinti, kaip sekasi studentams derinantiems darbą ir studijas. Su Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantu Justu Nugaru kalbėsimės apie įvairias patirtis, įvaizdį ir mokslinį darbą. Taip pat išvysite akimirkas iš šiemet vienų pirmųjų Fuksų krikštynų Šiaulių universitete. Ir susipažinsite su Klaipėdos universiteto irkluotojais prieš 2 savaitės Lietuvos aukštųjų mokyklų irklavimo čempionate laimėjusiais 2. vietą. Na, o dabar akademinės naujienos. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius sutinka, kad 2014 metams patvirtinta stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka nebuvo tinkamai aptarta, bet pažymi, kad moksleiviai dar turi laiko pasiruošti naujovėms. Pastaruoju metu buvo išgirstas ir švietimo ir mokslo ministro siūlymas naująją stojimo tvarkai tvirtinti metais vėliau nei žadėta – 2015-aisiais. Tačiau praėjusį penktadienį posėdžiavusi Lietuvos universitetų rektorių konferencija nusprendė metams nenukelti stojimo į aukštąsias mokyklas perversmo. Rektorių konferencijos teigimu, 4 metų praktikos atskleidė, kad dabartinės stojimo sąlygos užprogramavo tiksliųjų ir gamtos mokslų dalykų nykimą baigiamosiose klasėse. Universitetai LT primena, kad nauja stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka nustato privalomą užsienio kalbos slenkstį. Į universitetą bus galima stoti turint ne žemesnį nei B2 užsienio kalbos lygį, į kolegiją B1. Šį lygį bus galima nustatyti laikant valstybinį egzaminą arba tarptautinius užsienio kalbų žinių patikrinimo testus. Konkursinis balas bus skaičiuojamas iš 4 mokomųjų dalykų. Norint įstoti į valstybės finansuojamą vietą, praktiškai reikės laikyti 4 valstybinius egzaminus, kai kuriems ir 5. 5. egzaminų taps užsienio kalba. Švietimo ir mokslo ministerijos tvirtinimu taip skatinama stojančiuosius rinktis ne vien socialinius mokslus, pastaraisiais metais sutraukiančius neproporcingai didelę dalį studentų. Šiuo metu norintieji įstoti į kolegiją turi būti išlaikę 2 valstybinius egzaminus, o į universitetą 3. Šią savaitę Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakultetas ir akcinė bendrovė Swedbank pasirašė neterminuotą bendradarbiavimo sutartį. Sutartimi bankas įsipareigojo priimti praktikuotis suinteresuotus studentus turinčius universiteto rekomendaciją. Anot akcinės bendrovės Swedbank vakarų filialo administracijos vadovo Vytauto Adomaičio praktikos metu bus parodoma, kad reikia įsigilinti į individualias kliento savybes ir sugebėti kalbėti jo kalba. Studentams bus suteikiama galimybė stebėti banko darbuotojų darbą, tačiau tik nuo studentų priklausys, kiek žinių šie pasiims. Mes negalime įvertinti, kiek kas yra pasiruošę ir žiniomis, kurie yra gabesni. Mes tik tai galime įvertinti arba padėti, teisingiau sakant, patiems studentams gauti kuo daugiau žinių praktinių, kaip tai yra atliekama. Tai yra bendravimas su klientu, įvairių dokumentų ruošimas, dokumentų saugojimas ir žinoma, galbūt negalėsime parodyti kai kurių finansinių operacijų, kaip jos atliekamos, bet tą gerąją patirtį, kaip dirbti su klientu, kaip su juo bendrauti, tai tikrai mes norėtumėm, kad jie išsineštų. Per šiuos metus akcinėje bendrovėje Swedbank praktiką atliko arba stažavosi jau 200 studentų. Vakarų regione šiuo metu bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su Šiaulių ir Klaipėdos universitetais. Didžiausia pasaulyje akademinių mainų organizacija Vokietijos akademinė mainų tarnyba skelbia konkursą įvairių mokslo sričių stipendijoms 2013-2014 mokslo metams. Stipendijų trukmė nuo 4 savaičių iki 3 metų. Paraiškas gali teikti studentai, jaunieji tyrėjai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslininkai. Informaciniai seminarai apie šių stipendijų programas vyks spalio 3 dieną Vilniuje.
Klaipėdos universitete vyko ir tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Sveikos mitybos svarba siekiant sustiprinti sveikatą ir pasveikti nuo ligų, skirta vienai iš sveikos mitybos gyvų maistų pradininkių pasaulyje Onutės Varapickaitės atminimui. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakultete buvo atidaryta ir šios mokslininkės vardinė auditorija. Konferencijos metu buvo kalbama apie mitybos vietą sveikatos ideologijoje, sunkių ligų gydymą maistu, sveiką mitybą. Mityba tai yra labai svarbus sveikatos elementas. Ir tie žmonės, kurie atvyko, tai yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Švedijų, privačių institutų, valstybinių institutų, kurie dirba šioje mitybos srityje. Ir tom žiniom, kurie pasidalins, aš galvoju, tai bus labai naudinga mūsų dėstytojams, mūsų studentams ir bendrai visai vakarų Lietuvos bendruomeniai. Šeštadienį iškilmingoje ceremonijoje LCC Tarptautinio universiteto rektorė inauguruota laikinai šias pareigas nuo 2011 ėjusi Kanados pilietė dr. Marlene Wall. Ji tapo 6-ąją rektorę LCC Tarptautinio universiteto istorijoje. Praėjusį penktadienį mokslininkai Klaipėdos uosto įmonių atstovai bei visi, besidomintis uosto plėtros perspektyvomis, rinkosi į asociacijos Baltijos slėnis organizuojamą diskusiją Lietuvos jūrų uostų plėtra – mokslinis požiūris. Mums reikia žiūrėti, ką mes galime padaryti ateityje. Tai yra, kaip plėtoti uostą. O tam, kad nepadaryti klaidų, reikia kaip galima daugiau diskutuoti ir būtent diskutuoti specialistams įvairių sričių. Ir išeinant iš šito, vertinant valstybės poreikius, vertinant žmonių lūkesčius, bandyti tada planuoti tuos žingsnius, kurie yra būtini, kad uostas būtų konkurencingas, kad plėtotųsi taip, kaip mes įsivaizduojam arba kaip turėtų jis būti žiūrint į tolimą perspektyvą. Asociacija Baltijos slėnis kartu su Klaipėdos universiteto bei kitais Lietuvos mokslininkais rūpinasi jūrinio komplekso plėtra jau ne vieną dešimtmetį. Diskusija turėtų paskatinti intensyvinti mokslininkų dalyvavimą, sprendžiant uosto gilinimo bei kėlimo arčiau Kuršių marių problemas. Pagrindinės numatomos perspektyvos – Klaipėdos uosto konkurencingumo didinimas bei galimybės priimti didžiuosius laivus. Klaipėdos universitete buvo aptartos opios lietuvių kalbos problemos vyraujančios viešojoje erdvėje. Kas buvo akcentuojama ir kaip siūlyta problemas spręsti, išvysite reportaže. Klaipėdos universitete vyko konferencija diskusija vardai vardynas vardynos, asmenvardžių ir kitų pavadinimų aktualijos. Ji buvo skirta nelietuviškų asmenvardžių vartosenai lietuvių kalboje aptarti. Klaipėdos universitetas nuolat stengiasi plėtoti ryšius su uostamiesčio verslininkais. Neišimtis ir ši konferencija. Jos iniciatorius ir rėmėjas verslininkas Mindaugas Karalius, pastebėjęs viešojoje erdvėje egzistuojančią problemą, iškėlė ir būtinybę ją aptarti bei spręsti. Nelietuviški pavadinimai, lietuviškos pavardės visada aktualu visiems. Ir tiems, kurie iš kalbos duoną valgo, ir visiems, kadangi reikia vartoti labai dažnai. O nelietuviškumas, visada toks buvo aktualus klausimas, kiek lietuviška, kiek nelietuviška, kiek tos nelietuviškos kokios nors kultūros reikia mums, kiek nereikia, kiek mes esame saviti, kiek nesaviti, tie klausimai visada aktualūs buvo. Klaipėdos universiteto bei lietuvių kalbos draugijos organizuotame renginyje pranešimus skaitė ne tik Klaipėdos universiteto dėstytojai, bet ir valstybinės lietuvių kalbos komisijos, valstybinės kalbos inspekcijos, leidyklų, spaudos bei kūrybinių organizacijų atstovai. Konferencijoje suformuluotos galutinės išvados bus pateiktos visuomeniai tekstinė forma. Prieš 2 savaitės vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų irklavimo čempionatas. Dabar turite galimybę susipažinti su vienais iš stipriausių Klaipėdos universiteto irklavimo komanda laimėjusią 2. vietą. Trakų Galvės ežere dar visai neseniai buvo galima išgirsti valčių skrodžiamo vandens garsą. Ten vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų irklavimo čempionatas, kurį organizavo Lietuvos sporto asociacija ir Lietuvos irklavimo federacija. Bendroje įskaitoje po pakartotinio balsų skaičiavimo 1. vietą užėmė Vilniaus universitetas. Nuo jų vos poros taškų skirtumo atsiliko ir 2. vietos prizais džiaugėsi Klaipėdos universiteto rinktinė. 3. liko Kauno technologijos universiteto irkluotojai. Iš viso varžybose dalyvavo 9 Lietuvos aukštosios mokyklos. Pasak Klaipėdos universiteto trenerio Tado Katlioriaus, studentų čempionatui buvo ruoštasi atsakingai, tačiau apmaudu, kad dėl tam tikrų kliūčių nepavyko 4. kartą rankose laikyti nugalėtojų taurės. Mes laimėjom 2 vietę, mes laimėjom 4 vietę, mes laimėjom 8 vietę, kas yra jau, kaip sakyti, mūsų arkliukas Klaipėdos irklavimui ir
daugelį visų kitų sportininkų irgi, kaip sako, pelnė medalius, tapo prizininkais, gal ten tik vienas kitas nepelnė, bet ką galėjom, tą padarėm. Nuo pavasario kasdieną besitreniruojantis ir varžyboms besiruošiantis irkluotojai į varžybas siuntė net 14 geriausių Klaipėdos universiteto sportininkų. Irkluotojų komandą atstovavo ir Klaipėdos universiteto absolventas, šiuo metu irklavimo treneriu dirbantis Vygantas Viršilas. Anot jo, nors ši sporto šaka labai sunki, tačiau gali išmokyti užsispyrimo ir disciplinos. Tikrai labai sunki sporto šaka, galbūt ir tai užkabina mane, tikrai vyriška sporto šaka yra. Ir viena iš seniausių Lietuvos bei pasaulio sporto šakų. Nors irkluotojų sezonas jau eina į pabaigą ir svarbiausios varžybos baigėsi, Klaipėdos universiteto komanda dar neužsnūdo žiemos miegu. Šiuo metu irkluotojai rengiasi tradiciniai Danės regatai, vykstančiai spalio 13-14 dienomis Klaipėdoje. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Na, o dabar išvysite jaunuolį Vilniaus Gedimino technikos universitete siekiantį daktaro laipsnio. Su Justu Nugaru pakalbėsime apie jo mokslinę veiklą ir vaikystės svajones. Visada man įdomu yra kolekcionuoti patirtis. Tai, kas nauja, tai, kas nepatirta, tai, kas pirmą kartą, man yra įdomiausia. Ir iš to aš semiuosi ir energijos, ir įkvėpimo. Justas Nugaras, verslo vadybos fakulteto doktorantas. Vaikystėje norėjo būti vaistinės vedėju. Šiandien teigia, kad darbas be iššūkių jam neįdomus. Sveikas Justai. Labas. Tu esi jau 3 kurso doktorantas verslo vadybos fakultete. Tai pirmas klausimas tau, kodėl nusprendei tapti mokslininku? Mokslas man visada nebuvo svetimas, tik tai dirbant universiteto administracijoje, doktorantūra buvo labai pakeliui. Ką tu dirbi? Aš esu viešosios komunikacijos direkcijos direktoriaus pavaduotojas. Esu atsakingas už universiteto įvaizdį, bendravimą su žiniasklaida, marketingą, ir daug dar kitų dalykų. Tikriausiai jau turėjai pradėti daktaro disertaciją. Aš rašau apie įmonių tinklus, tai kaip įmonės bendradarbiauja tarpusavį, kaip jos konkuruoja dėl tam tikros pozicijos tinkle. Aš bandau įrodyti savo tyrimu, kad versle turint draugų ir kartu su jais bendradarbiaujant galima pasiekti geresnių rezultatų. Kokią praktinę reikšmę turės tavo darbas, tavo disertacija? Aš manau, kad šiuo metu jau yra labai nemažai įmonių, kurios vienaip ar kitaip dalyvauja arba tiekimo grandiniai kažkurioje dalyje, ar yra tiekėjai, ar didmenininkai, ar mažmenininkai. Tuo tarpu yra ir įmonių, kurios yra susijungusios į klasterius, alijansus. Tai mano tyrimas padės toms įmonėms užimti tam tikrą poziciją tinkle ir pasiekti geresnių strateginių tikslų. Bet iš esmės tavo darbas gali būti pritaikytas ne tik verslo sektoriuje. Be abejo, vienas iš paskutinių mano tyrimų, aš aiškinausi, kaip technikos universitetai bendradarbiauja keisdamiesi studentais. Per visų universitetų tinklalapius aš ieškojau, kas yra jų Erasmus partneriai ir sudėčiau didžiulę matricą, ten gal 1000 eilučių ir 1000 stulpelių, užsipildė nuliukai, vienetukai ir nusibraižė tam tikras žemėlapis, kur kokie universitetai, su kuriais universitetais mums reikėtų bendradarbiauti arba daugiau bendradarbiauti tam, kad mes susirastumėm kitų draugų, kitų universitetų, su kuo jie bendradarbiauja. Kokias paskaitas tu dėstai kaip doktorantas? Dėstau ekonomiką, ne ekonomikos studentam. Kitas dalykas, kurį dėsčiau praeitą semestrą, buvo susijęs su įstaigų organizavimu ir studentai atlikinėjo tam tikrą projektinę veiklą mano paskaitos metu, o šiemet dar dėstysiu ryšių su visuomenė, tai artimiausias toks dalykas darbui mano ir įsivaizduoju, kad tie ryšiai su visuomenė galėtų būti labiau praktinis dalykas. Nors ir kitose dalykuose aš visada labai stengiuosi pabrėžti praktinį aspektą. Aišku, kad VGTU nėra kolegija ir tai neturi būti praktinis mokymas 100%, bet teorija visada turi turėti savo tam tikrą atspalvį. Kartais šokiruoti studentą irgi yra labai naudinga, todėl kad jisai išeina iš savo komforto zonos ir tada pradeda mąstyti kitaip, reaguoti kitaip, galvoti kitaip. Tai kartais stengiasi sukurti tokias situacijas, kuriomis studentai pasinaudoja, galėtų išmokti realių dalykų. Tu universitete jau leidi 10 savo metus. Tai per tiek daug laiko kokią svarbą jis įgyja žmogui?
Aišku, kad jis reikšmingas yra, aišku, kad jis bus visada. Alma Mater yra vienas universitetas ir aš mokiausi čia ir bakalaurą, ir magistrą, ir dabar doktorantūrą. Be abejo, kad jis uždėjo tam tikrą štampą. To inžinerinio mąstymo, konkretumo, tikslumo, tam tikrų technologinių vertybių. Be abejo, kad pas mane yra daugiau negu pas studentą baigusi Vilniaus universiteto filologijos fakultetą. Ko norėjai būti užaugęs, kai buvai mažas? Tiesą pasakius, tai norėjau būti vaistinės vedėju, nes mano mama dirba vaistiniai ir man atrodė, kad to žmogaus darbas yra visą dieną nieko neveikti, tik važinėti su mašina ir dėl to buvo labai smagu. Ir kaip iš šiandieninės perspektyvos vertini tą savo norą? Visada įdomu man yra, kai darbas yra su iššūkiu. Ir darbas nieko neveikti, tai man yra neįdomus ir aš dažniausiai neveikiu tų darbų. Ačiū už pokalbį. Ačiū labai. Anot studentiškos liaudies išminties, pirmakursis pirmakursio vardą gauna tik po krikšto. Taigi kaip Šiaulių universiteto fuksai tapo pirmakursiais? Dėl apsiniaukusio dangaus, norinčiųjų krikštytis fuksų gretos šįkart nebuvo gausios. Vis dėlto į krikštyną susirinko 150 smalsiausių ir drąsiausių pirmakursių, pasiruošusių bet kokiems išbandymams. Pirmą kartą šventė vyko Šiaulių rajone esančioje buvusioje kariškių bazėje. Na, o dabar pradėkime mūsų trumpą egzaminėlį. Du, trys, keturi, penki. Studentai visada jauni, visada gražus, jie visada nebejingi ir drąsus, turi daugybę visokiausių idėjų. Aš manau, kad bet kuri karta yra labai puikiai. Mums smagu, krikštinam, kad kurie krikštija, o kaip jiems, nežinau, tikiuosi linksma, pažiūrėsim į nuotaikas. Tikėjotės, kad bus baisiau? Jo, tikėjomės, bet šiaip neaplaisti. Bet kol kas dar nežinom pabaigos. Šoką įvarė iš karto. Tikrai puiku, daug įspūdžių, daug nuotykių, tikrai viskas labai patiko. Jaučiatės pakrikštytas? Taip. Dabar tikrai pirmakursės, ar ne? Taip, dabar 100% pirmakursės esam. Aš esu labai laimingas, kad įstojau į Šiaulių universitetą. Krikštynos baigėsi tradicinė fuksų priesaika, o kariškiai sušalusius ir šalkusius studentus vaišino tikra kareiviška košė ir arbata. Praėjusioje laidoje aptarėme pirmakursių problemas atvykus studijuoti į kitą miestą. Šiandien tęsime studentiškų problemų nagrinėjimą ir apžvelgsime dirbančių studentų rūpesčius. Lietuvos Respublikos vyriausybė pateikė Seimui siūlymą pakeisti darbo kodeksą. Siūlyta palikti 40 valandų darbo savaitę, bet suteikti galimybę dirbti ne 8, o skirtingą valandų skaičių per dieną. Toks darbo kodekso pakeitimas būtų itin palankus dirbantiems studentams. Kalbinti studentai teigia, kad kol kas jiems studijos išlieka prioritetu, o darbas tik papildomų pajamų šaltinis. Studijos pirmų taikinių iš tikrųjų studijos, nes vis tiek studijos yra svarbiausia negu darbas, kai esi studentas. Man svarbiau studijos, kadangi labai mėgstu savo sritį, kurią mokusi, o darbas tampa tarsi tik tai papildoma kažkokia tai sfera, kuri leidžia papildomai užsidirbti pinigėlių, pasijusti labiau savarankiškesnį ir tiesiog save realizuoti, būti reikalinga ir kitiem ir taip pat, kad man atneštų kažkokios tai naudos. Kad darbas yra antraeilė veikla,
studijom aš skiriu daugiau dėmesio negu darbui. Įprasta manyti, kad dažnai į studentą darbdaviai žiūri tik kaip į laikiną sezoninį darbuotoją. Lietuvos verslo ir darbdavių konfederacijos jaunimo reikalų komiteto pirmininko Ilja Malkino teigimu nieko panašaus. Į besidarbuojantį jaunuolį darbdaviai žiūri kaip į visavertį darbo rinkos dalyvį, kuriam yra sudaromos sąlygos ne tik derinti studijas ir darbą, bet ir siekti karjeros. Bendrai paėmus aš vertinčiau studijų laiką būtent kaip skirtą studijom, tačiau irgi pasakyčiau, kad studijų laikais yra sudarytos, turėtų būti sudarytos studentam galimybės atlikti kiek įmanoma daugiau profesinių praktikų. Anot Lietuvos studentų sąjungos prezidento Dainiaus Dikšaičio darbo kodekso pakeitimas įteisinantis lankstesnį grafiką dirbančiam studentui yra viena iš priemonių gerinti studijų ir darbo suderinamumą. Priimtos pataisos būtent šito klausimu, mes manom, kad atvertų kelią. Studentams lengviau susitarti su darbdaviu dėl lankstesnio darbo grafiko, kad nenukentėtų nei studijos, nei darbas. Anot studentų darbą ir studijas suderinti įmanoma. Viskas priklauso nuo darbdavių, bendradarbių kolektyvo ir paties studento gebėjimo tinkamai paskirstyti savo laiką. Dirbau vasarą, bet dirbau per sesiją. Tai pavyko iš tikrųjų pasiruošti sesijai, nes dirbdavau naktim. Mokydavau naktim, o dirbdavau dieną, bet tai įmanoma iš tikrųjų suderinti, jo labiau viskas priklauso nuo kolektyvo, nes kolektyvas buvo darbė tikrai labai geras. Dirbu laisvu grafiku, todėl suderinti studijas ir darbą tikrai nėra sunku. Paskaitose stengiuosi laikytis, tiesiog gal kiek trukdo telefono skambučiai, kadangi dirba administratorė, tačiau dėstytojai mielai sutinka tiesiog pakentėti truputėlį, grupiokai taip pat labai daug nepriekaištauja ir stengiuosi ir pati netrukdyti paskaitų. Nepaslaptis, kad Europos universitetuose dirbantys studentai turi galimybę lankyti paskaitas laisvų grafikų, o Lietuvoje pastarieji neatvykę į paskaitą, nes dirbo, dažnai netgi gauna mažesnius balus sesijų metu. Mes manom, Lietuvos studentų sąjunga galvoja, kad valstybė ir pačios aukštos mokyklos tiems studentam, kurie studijų metu dar sugeba rasti ir darbo, ypač jeigu jie randa darbą pagal savo studijų sritį, tai jiems iš tikrųjų turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Darbdaviai darbo kodekso keitimą taip pat yra linkę vertinti teigiamai. Aš manau, kad bet koks, darbo santykių lankstumo padidinimas šiais laikais, žiūrint į visą globalią ekonominę situaciją, būtų tikrai naudingas Lietuvai, nes tiesiog darbdaviai galėtų priimti daugiau jaunų žmonių, nes turėtų galimybės priderinti jų darbo laiką prie realių poreikių. Ar ši darbo kodekso pataisa bus priimta, sužinosime artimiausiu metu. Akivaizdu tik tiek, kad lankstesnis darbo grafikas yra naudingas visoms suinteresuotoms pusėms. Šiandien jau baigėme studentiškiausią šeštadienio ryto laidą Universitetai LT. Mūsų naujojo sezono reportažus jau galite išvysti internete. Taip pat nepamirškite, laidos kartojimai rodomi pirmadieniais 9:30 min. per TV6. Nuo socialinio tinklalapio Facebook vartotojams siūlome prisijungti prie atsinaujinusio laidos Universitetai LT puslapio. Nuorodą matote apačioje. Dėkoju už dėmesį, mieli žiūrovai. Susitiksime kitą šeštadienį 9:30 min.